kad tai yra vasara, kad tai yra atostogų metas, tačiau mūsų centre procesas yra nenutrūkstamas ir turime didžiulę galimybę priimti svečius, kurie atvažiavę iš asociacijos grožio specialistų. Pagrindinis tikslas būtų Lietuvoje turėti truputėlį kitokio pobūdžio makiažo mokymų seminarus, kurie liestų tik tai makiažo technologijas ir naujoves ir jokių būdų nebūtų kosmetikos pristatymo seminarai. Nebus, kad čia mes bombų jokių grožio nesprogdinsim. Bus tiesiog švaru, gražu, aš manau, kad teisinga. Mes pristatome tai, kas yra platu ir jau ne tik Europoje, bet ir Azijoje ir Amerikoje. Todėl, kad Aurimas yra dirbęs Jungtiniuose Emiratuose, Egipte, Amerikoje ir tikrai paskraidęs po pasaulį ir padirbęs su įvairiomis įžymybėmis. Aš pirmą kartą darau savo visoje karjeroje mokymus Lietuvoje. Labai kažkaip tai galvojau, kaip čia ką viską daryti, kuo nustebint, o paskui kažkaip sumašiau, kad nebus labai kažkokių tai didelių nustebimų, tiesiog tas sugalvojom, kad reikia rodyti tuos pačius esminius, aš manau, bazinius dalykus. Kaip padaryti, kad veidas būtų švarus, tvarkingas, neperkrautas. Tu turi tobulėti, tu turi domėtis, tu turi žiūrėti, nes tos mados jos vėjai, jos vieną mėnesį taip, kitą mėnesį jau kitaip. Ir jeigu tu neseksi tų mokymų, kurie būna ir vyksta, tiesiog tavo darbai taps archaika. Ta, ką mes šiandieną bandome atvežti ir pristatyti, jokių būdų nėra bazinis mokymas, jokių būdų. Tai yra makiažo technologijos, tai yra naujienos ir tai yra tas, kas galbūt įdomu šiuo metu ir dabar. Į šį seminarą susirenka žmonės, kurie nori ir toliau gerai gilinti savo žinias. Tai yra mokytojai iš Marijampolės, iš Panevėžio, panašių mokyklų ir kolegijų, taip pat jau absolventai mūsų ir tai bus mums didelė nauda ir didelis džiaugsmas. Tobuliname savo įgūdžius, yra be abejo labai daug visokių naujovių, pačios naujausios tendencijos, mes turime tai žinoti, nes mums tai yra labai įdomu, mes dirbame taip pat su studentais, su žmonėmis. Kiekvienas meistras, kuris atvažiuoja vesti seminarą, ypač iš kitos šalies, jis atveža kažką savo, kažką kito, kažką nežinomo, mums tai įdomu sužinoti ir perduoti savo mokiniams.